Sklando tokios legendos apie tūkstančius CV siunčiamus į vieną darbo vietą. Na, galbūt tūkstančių ir nesiunčia, bet kad tikrai jų daug yra, tai faktas. Kaip darbdavys sugeba atsirinkti, nes fiziškai neįmanoma peržiūrėti 500 CV, jeigu tu ieškai normalaus darbuotojo. Kaip jie sprendžia tą problemą? Ar įkiša ranką į stirtą ir įsitraukia pirmą pasitaikiusi? Šiaip yra ir tokių atvejų. Tiesiog darbdaviai kartais samdosi ir personalo atrankos kompanijas, kad padėtų susitvarkyti su tais srautais, bet jeigu darbdavys galvoja pasidaryti tą pilną atranką pats, tai kartais būna tokie dalykai, kad skaitomi pirmi 20 CV, jeigu iš jų rado savo tinkamų, sekantis neskaitomi, skaitoma atsitiktinė tvarka, vėlgi žodžio... Kitaip sakant, čia tam tikra žaliosios kortos loterija prasideda. Taip, tai yra loterija. Ir jeigu, sakysim, rado darbo pasiūlymą ir manote, kad puikiai atitinkate tuos reikalavimus, tai siūskite savo CV tą pačią minutę, nes jūsų CV siunčiamas va dabar jau gali būti 456 ir greičiausiai jūsų neperskaitys. Taip, kalbant apie faktus, kuriuos mes minime savo CV. Štai Gedas ir po to jam antrina Evaldas, vėlgi mūsų tinklapio pinigukarta.lt lankytojai turi tokią problemą, kad jie vienas dirba vadovaujantį darbą, kitas turi 2 aukštosius išsilavinimus ir jie turi didelių problemų ieškodami darbo, kadangi šitie faktai jų CV, jie mano, kad jiems kenkia. Nes atrankos konsultantai bijo, kad pabėgs vienas, jeigu jisai dirbs žemesnį darbą. O štai Evaldas mini, kad apskritai pretenduodamas į laisvą darbo vietą jis pradėjo slėpti savo išsilavinimą. Kaip pakomentuokit? Na, išsilavinimo nereikėtų slėpti, bet nereikėtų jo kelti ant piedestalo ir, kaip sakant, iškelti tik aukštą išsilavinimą, akcentuoti jį ir sakyti, kad va turiu 2 aukštuosius ir dėl to, vien tik dėl to esu specialistas jau tinkamas jūsų kompanijai. Nes be šito reikalavimo darbdavys greičiausiai reikalauja ir kitų dalykų. Tai gali būti kalbų įgūdžiai, tai gali būti kompiuterio kažkokios programos, tai gali būti asmeninės savybės. Aš gal net ir nemačius tokio darbo pasiūlymo, kuriame būtų, kad darbdavys akcentuotų, kad reikalingas darbuotojas būtinai su 2 aukštaisiais išsilavinimais. Tai nėra koziris. Jūsų šitą paminėtą faktą Žymantas vėlgi pateikęs klausimą mūsų tinklapyje šiek tiek kitaip jį paverčia, kad jis skundžiasi, kad nuėjus į pokalbį dėl darbo, vyksta pokalbis dėl darbo, o studijomis beveik nesidomima. Ir netgi jeigu jis parašytų, kad yra baigęs kitą specialybę, pokalbio metu nemanau, kad tai pastebėtų. Štai va, Žymanto nuomonė ir tuo pačiu metu. Taip, taip. Teisybė? Teisybė. Todėl, kad darbdavys, kaip sakysim, CV rašomi standartiškai, taip ir darbdaviai mėgsta standartinius reikalavimus. Aukštasis net nenurodo kokios srities kartais. Tai reiškia, svarbu, kad būtų. Taip, aukštasis tiesiog. Jeigu jisai nedetalizuoja, kad ten ekonominis įsilavinimas ar kokia, informacinių technologijų, jei jis to nenurodo, tai jam apskritai nėra taip svarbu. Taip.